Jei ten įstriksime, mums galas. Tiesiai nuo šio skardžio ir aš išprotėsiu. Man reikia tuoj pat gauti maisto. Nežinau, kur po velnių šiandien miegosime. Sės ten prie laužo ir tiesiog gamink. Taip, ten tikrai yra skysčio. Jei gaučiau nuo vieno iš šitų beliūnų, man būtų galas. O dieve vyrai, artimiausias 2 dienas išgyvensiu ant šio skardžio. Visiškai be maisto, be vandens ir be pastogės. Mes tyrinėsime šią vietovę, kad pažiūrėtume, ar galime išgyventi ir sulaukti rytojaus ryto. Tai bus visiškai beprotiškas iššūkis, žmogau. Aš einu labai atsargiai, nes aplink mane yra vieni pavojingiausių kaktusų. Čia apačioje yra sūkuriai. Jei įkrisiu ten, turėsiu rimtų problemų. Aš pabandysiu greitai nusileisti šiuo skardžiu, kad parodyčiau, ką turiu savo kuprinėje, kas padės mums išgyventi artimiausias 2 dienas. Leidžiame žemyn. Leiskite man nusileisti. Jei ten nukrisiu, turėsiu rimtų problemų. Nuleisk lašą čia. Mes neišvyksime iki rytojaus ryto. Neturime nei maisto, nei vandens, nei pastogės. Ir kažkaip turime čia išgyventi. Nežinau, kaip po velnių mums tai pavyks. Bet kuprinėje turiu kelis reikmenis. Parodysiu jums. Pirmiausia, čia turiu savo nardymo pelekus. Jie padės mums judėti vandenyne, jei norėsime pabandyti susirasti maisto arba tiesiog pasidairyti, kas ten yra. Antra, turime šią tradicinę rankinę ietį. Šitas daiktas beveik bevertis, žmogau. Matote, gale yra mažas elastingas dirželis. Iš esmės, tu atitrauki jį atgal ir šauni šiais smaigaliais į kokią nors žuvį, žmogau. Tikėkimės, kad su šituo galėsime rasti kokio nors rimtesnio maisto. Šitas daiktas tikrai labai pravers. Tai tikrai. Gerai, čia turime droną, jis mums visai nepadės. Turime GoPro ir GoPro baterijas, tai mums visai nepadės. Turime savo nardymo kaukę. Akivaizdu, kad ji padės mums matyti po vandeniu, kad tikėkimės galėtumėm sumedžioti kokią nors žuvį ar kitokį gyvūną. Nežinau, ką po velnių čia valgysiu artimiausias kelias dienas, vyrai. Taigi, šitas tikrai labai pravers. Čia turiu marškinėlius, jie padės man sušilti per naktį, apsaugos nuo visų vabzdžių ir taip pat nuo aštrių akmenų, ant kurių dabar sėdime. Nes, pasakysiu taip, šiek tiek skauda užpakalį. Paskutinis daiktas, kurį turime savo kuprinėje, yra skeltuvas ir titnagas. Kaip matote, šitoje kuprinėje daugiau nieko nėra. Tai viskas, ką turėsim artimiausias 2 dienas. Nežinau, kaip po velnių mes čia išgyvensime. Tai bus tikrai labai sunkus iššūkis, bet pradėkime tyrinėti savo namus ir pažiūrėkime, ką galime panaudoti ant šio uolos šlaito. Gerai, dabar kai jau nusprendėme, kad artimiausias 2 dienas nepaliksime šios uolos, noriu pradėti tyrinėti ir pažiūrėti, ką galime rasti, kas mums padės išgyventi čia ir dabar. Noriu rasti vietą, kur galėčiau turėti bent šiek tiek pavėsio, nes dabar mane tiesiog kepina ši saulė. Čia yra tarsi pavėsinga briauna, bet nežinau, ar jūs matote. Čia skraido kokie 1000 vabzdžių. Prisiglauš prie jos. Tai neveiks. Gerai, turime rasti ką nors didesnio. Tai neveiks, vyrai. Čia atrodo visai gera vieta. Mano kuprinė užstrigo. Mano kuprinė užstrigo. Užstrigau, išsivaduok. Štai taip, gerai. Mes kylame. Oho, galvojau, kad bus šiek tiek patogiau. Bandysiu rasti būdą, kaip čia pasidaryti patogiau ant šio uolėto šlaito. Bent jau turime šiokį tokį pavėsį ir apsaugą. Bėda ta, kad visas šis šlaitas apsuptas kaktusų, vyrai. Pasakysiu jums viena, tai visai nemalonumo gaiodai. Taigi bandysiu čia prisitraukti. Bandysiu padaryti, kad būtų bent kiek patogiau. Nežinau, ar tai išvis įmanoma. Bandysime prisiglausti čia, pavėsyje, pailsėti kelias valandas, sugalvoti, kaip susirinksime maisto, vandens ir turbūt patobulinsime šią pastogę. O tada žiūrėsime, ką daryti toliau. Ką aš darau? Surenku visas šias lapijas ir tiesiog dedu jas ant šio uolėto krašto čia. Tai suteiks tam tikrą, sakyčiau, apsaugą nuo šių akmenų čia. Taigi galime pastatyti kažką panašaus į paukščio lizdą žmogui. Ar tai įmanoma? Nežinau. Mes padarysime, kad tai būtų įmanoma. Gerai, einam. Statome paukščio lizdą žmogui. Gerai, mažutė, mes dabar statome paukščio lizdą. Viskas, ką man reikės padaryti, vėliau padėti keletą kiaušinių, kai jau varysim iš visų jėgų. Oho, wow! Neslėpsiu, tai iš tikrųjų labiau suspaudė užpakalį nei tikėjausi. Galite įsivaizduoti, kaip peiliai nuolat sminga jums į nugarą, kai bandote tiesiog atsipalaiduoti. Būtent taip dabar ir jaučiuosi ant šių akmenų. Gerai, vaikinai, tikroje išgyvenimo situacijoje, jei būčiau čia visiškai vienas kelias dienas, laukdamas pagalbos ir panašiai,
Būtent taip ir reikėtų elgtis. Norėtumėte susirasti kokį nors pavėsį, kur galėtumėte pasislėpti ir išsaugoti kuo daugiau energijos, o į saulę išeiti tik tada, kai tikrai reikia ieškoti maisto, vandens ar tobulinti savo pastogę ir panašiai. Ir būtent tai mes dabar ir darome. Tiesiog sėdime ant šio uolos krašto, tiesiog ilsimės. Ką mes darysime? Pradėsime šiek tiek tyrinėti aplinką, pažiūrėsime, ar galime rasti vandens, maisto ir patobulinti šią pastogę. Ir tada tikiuosi, galėsime ją vis gerinti ir gerinti laikui bėgant. Bet aš nežinau, ką po velnių mes valgysime. Ir nežinau, kur po velnių mes šiandien miegosime. Jaučiuosi kaip tas prakeiktas Golumas savo mažoje oloje dabar. Kaip brangusis. Būtent tai aš ir darau, žmogau. Tiesiog įsikūriau šioje mažoje, sakyčiau, oloje ant šlaito. Ką aš darau, žmogau? Koks aš kvailys? Pažadu jums, kaip pasakiau, brangusis, nenorėjau jūsų išgąsdinti, atsiprašau. Tiesiog čia ramiai leidžiu laiką. Negaliu tada atkalbėti nuo to, vaidai papėm pusai. Gerai, eikime iš čia, pradėkime judėti, pažiūrėkime, ką galime rasti. Turime būti atsargus dėl šių bangų, kurios ateina. Pradėkime judėti šią kryptimį. Einam. Matai ten apačioje? Galime panaudoti tuos daikčiukus. Eikime ten žemyn. Būkime atsargus dėl šių bangų, kurios dabar ateina. Bet ką mes darysime? Mes panaudosime šį akmenį ir nukalsime kelias šias austres tiesiai nuo šios mažos uolos sienelės čia. Taigi pabandykime surasti kelias didelės ir nukalti jas. Jos nėra labai didelės, bet štai gera. Štai ten. Turime šviežių austrių, mažutė. Nukaltos tiesiai nuo šio uolos šlaito. Paragaukime jų. Tai iš tikrųjų labai skanu. Kas per velnias? Ostras man pradėjo patikti. Gerai, nukalkime dar kelias. Šitą jau paruoštą. Pažiūrėk ten, numuškime ją. Sūrų, kreminė tekstūra ir tiesiog velniškai skanu. Gerai, surinkime dar keletą tokių. Tai lengvai gaunami maistingieji elementai. Pažiūrėk į šį atoslūgį. Ji dabar labai greitai slūgsta. Jaučiu, kad austrės yra toks dalykas, kurį arba myli, arba nekenti. Arba jas mėgsti, arba ne. Parašykite komentaruose dabar pat. Užspaminkite komentarus. Praneškite man, ar jums jos patinka. Vaikinai, ką tik radau aukso. Pažiūrėkite į tai. Bet turime būti atsargus. Matote, čia prie pat vandens pilnas sraigių. Iš tikrųjų galime jas panaudoti. Gerai, paimkime keletą jų. Pažiūrėkite į tai. Štai čia matote šitas mažyles, šias mažas sraiges. Galime jas surinkti. Tik reikia įsitikinti, kad mūsų neužlietų banga. Gerai, surinkome visą krūvą sraigių, matote patys. Dabar aš jas įsidėsiu į galinę kišenę. Šias galėsime vėliau išsikepti ant laužo, praskelti ir suvalgyti. Šios turėtų būti visai skanios, taigi pasilaikysime jas atsargai, bet vis tiek noriu vėliau rasti kažko rimtesnio maistui. Tada ir panaudosime rankinį žeberklą. Eisime palei šį skardžio kraštą ir tikėkimės, kad su tuo rankiniu žeberklu rasime kokią nors maisto. Pažiūrėk, žmogau, turime milžinišką olą, čia visiška beprotybė. Palauk, ten tiek daug šikšnosparnių. Nežinau kaip jums, bet šikšnosparniai mane šiek tiek gąsdina. Jie truputį šiurpus. Taigi galbūt faktas, kad jie gali užkrėsti pasiutligę. Ir yra priežastis, kodėl jų bijau. Jei ten įstriksime, mums galas. Vyrai, šios bangos, kurios čia veržiasi, yra beprotiškos. Čia tik uolos atsidengęs rifas, matote ten? Pažiūrėkite į tai. Tiesiai nuo ten. Tai tikra mirtis toje oloje. Nežinau, kas blogiau. Milžiniškos bangos dūžtančios į uolas ar šikšnosparniai. Tiesą sakant, turbūt rinkčiausi bangas, o ne šikšnosparnius. Gerai, galbūt jums pasirodysiu keistas, bet ką tik radau kažką tikrai šaunaus. Daugelis žmonių išleidžia daug pinigų, eidami į, žinote, sūkurinės vonės ir panašiai. Dabar mes turime savo sūkurinę vonę gamtoje, mažutę. Vaikinai, manau, galiu tiesiog atsipalaiduoti šioje mažoje sūkurinėje vonėje kol kas. Tiesiog atsipalaiduokime, vėliau sugalvosime, kaip velniškai susirasti maisto ir kur miegosime, nes nežinau, ar matote šios akmenis už manęs. Jie praktiškai kaip skutimosi peiliukai. Taigi mano nugara per naktį bus visiškai sudraskyta. Taip, turiu sugalvoti, kur miegoti. Bet pirmiausia, maudynės. Net nepagalvojau, bet tikiuosi, kad šitame spa baseine nėra kokių nors ungurių ar krabų.
nes jie gali tiesiai į mano šikną patekti. Jiems nėra kur pasislėpti. Koks aš keistuolis. Keista, kad čia juokiuosi iš savo pačių juokelių. Kai per daug laiko praleidi vieną su savimi, šiek tiek išprotėjai, vaikinai. Taip, vaikinai, gerai, išeinu iš spa vonios, negalime ten likti amžinai. Noriu pažiūrėti, ar galime rasti daugiau maistinių medžiagų. Einam, štai šis kaktusas, tai iš tikrųjų yra opuncija. Jei rasime vaisių augančių ant jo, tikriausiai galėsime jų šiek tiek suvalgyti. Bet vieninteliai vaisiai, kuriuos matau, yra pačiame viršuje. Ir leiskite jums pasakyti, aš tikrai nelipsiu į šią uolą dėl šių kaktusų, nes jei nukrisčiau ten yra didžiuliai potviniai, kurie atneša visas šiukšles ir jis tiesiog lieka šiuose potvinių baseinuose. Taigi, manau, ką mes padarysime, tai surinksime šiek tiek šito. Pažiūrėkite į tai. Tai tiesiog atrodo negerai, ar ne? Visos šios plastikinės maišeliai tiesiog guli čia. Mes galime juos išsinešti, kai rytoj ryte išeisime. Taigi taip, eikime įdėdėti tai į kuprinę. O, dieve vaikinai, pažiūrėkite į tai. Aš radau poną krabą. Krapsą. Jis sėdėjo ant akmens, džiuvo saulėje. Bet pažiūrėkime, ar jis skonis kaip tas prakeiktas krabio mėsainis. Užtenka. Skonis visai netoks, kaip to prakeikto krabio mėsainio. Gerai. Tai nevalgoma. Einam toliau. Radau šią atbrailą čia. Pažiūrėk, ji turi lygų galą čia. Bent jau čia yra pavėsis. Ji tarsi su lygiu galu. Bet pažiūrėkit, čia nėra kur atsisėsti. Matot, čia yra tik labai mažai vietos atsisėsti. Tai galvoju, jei galėčiau paridenti šitą didžiulį turbūt akmenį čia, kad padaryčiau kažką panašaus į kėdę. Gerai, reidinam šitą akmenį ir pasidarom savo lovą. Viskas, darom, pirmyn, vado. Vadė, gerai, kas vyksta? Einam! Nelabai pavyko, ar ne? Šiek tiek pajudėjo. Gerai. Tai neveikia. Pažiūrėk į šį vorą, bičiuli. Štai jis, prašau. Na, bičiuli, išeik iš čia. Štai jis, ten pat, gali jį matyti. Gerai, dabar jaučiuosi šiek tiek pralaimėjęs. Bandžiau pajudinti tą akmenį ten, bet nepavyko. Taigi grįžome į paukščio lizdą. Manau, kad čia mums turbūt teks miegoti šią naktį, vaikinai, jei nieko kito nerasiu. Taigi mums teks susispausti šiame paukščio lizde ir paversti jį tikru paukščio lizdu. Tai nebus gera naktis, tai tikrai. Gerai, aš jau turbūt 2 valandas sėdžiu paukščio lizde ir jau imu iš proto. Man dabar reikia maisto. Šokame lauk su šiuo rankiniu žeberklu. Eisime į gilų vandenį prie tos atbrailos ir pažiūrėsime, ar galime ką nors pagauti. Pirmyn! Beveik paslydau. Gerai, vaikinai, šoku tiesiai nuo šitos atbrailos į vandenį. Pasiruošę? 3, 2, 1. Ar neturėtų tai? Tai buvo geras šuolis, vaikinai. Čia teka stipri srovė. Taigi greitai užsidėkime šią kaukę, užsidėkime šias plaukmenis, pažiūrėkime, ar galime rasti maisto. Einam. Tiesiog vos tik iššokau, rabame nemą. Pažiūrėkite į tai.
Aš ilgai vaikėjausi šį vaikiną ir pagaliau jį pagavome, bičiuli. Bet mums reikia daugiau maisto, vyrai. Šito man vakarieniai tikrai neužteks. Taigi grįžkime atgal ir pažiūrėkime, ar galime pagauti dar vieną, arba ką nors kitokio. Einam. Čia turiu didelę žuvį. Ji ką tik įlindo į šią skylę ir dabar tiesiog ten sėdi. Pažiūrėkit, tai brangioji. Pagavome didelę žuvį. Tai yra. O dieve. Negaliu patikėti, kad pagavau tai rankinę žeberklę. Kas per velnes? Esu visiškai sužavėtas. O dieve, vaikinai, negaliu patikėti, kaip mums puikiai sekėsi ten. Aš dabar taip susijaudinęs. Vaikinai, pažiūrėkite į šitą tikrą grožį. Tai vadinama gaidžia žuvė. Ir priežastis, kodėl ji taip vadinama, yra ta, kad čia viršuje turi šitą dalyką, kuris, manau, atrodo kaip pistoleto gaidukas. Matote? Bum, bum, bum. Todėl ji ir vadinama gaidukinė žuvimi. Kaip matėte, jis tarsi šovė į skylę, o aš tiesiog įkišau savo ietį ten. Man net nereikėjo jo šauti. Ir taip mes jį pagavome. Šios žuvys, vaikinai, taip pat yra žinomos tuo, kad puola žmonės. Jos gina savo lizdus bet kokią kainą. Ir galite matyti, jei jūs užkabins tie dantys, turėsite rimtų problemų. Manau, ši žuvis galėtų už tais dantimis net obuolį per teniso raketą suvalgyti. Taigi, vėliau bus ką pakramtyti. Esu labai susijaudinęs. Ir dar vieną turiu belinėje kišenėje. Leiskite greitai ją įsitraukti. Aš vienintelis žmogus, kuris žuvį laiko galinėje kišenėje. Gerai, leiskite įsitraukti šią žuvį iš savo galinės kišenės. Gerai, pagavau jį. Jis visą laiką man badė užpakalį. Bet pažiūrėkite į šitą blogiuką. Manau, kad tai tikriausiai Indonezijos atitikmuo uošvės žuviai. Australijoje, vyrai, mes turime žuvį, vadinamą morvongu, ir ją vadina uošvės žuvimi. Priežastis ta, kad ją turėtum atiduoti savo uošviai. Ji visai neskani. Ir manau, kad tai tikriausiai Indonezijos atitikmuo, vyrai. Šiek tiek jį vijau, žiūrėkit, jis nėra monstras, bet vėliau bus skanus užkandis. Pamatysim, ar jis vertas keliauti pas uošvę, ar galiu jį pats suvalgyti. Taigi taip, aš neturiu uošvės. Tai bet kuriuo atveju aš jį suvalgysiu. Žodžiais neįmanoma apsakyti, kaip dabar jaučiuosi, vyrai. Mes išėjome ten, medžiojame su ta prakeikta rankinė ietimi ir padarėme tai. Aš tiesiog trykštu džiaugsmu dabar. Taip, gerai, ką tik atvykau į savo guolį. Aš čia šiek tiek pailsėsiu, palauksiu, kol saulė šiek tiek nusileis. Ir tada, manau, imsime kepti tą žuvį. Čia taip pat turiu keletą dalykų, kuriuos noriu jums parodyti ir kurie, tikiuosi, pagerins žuvies skonį. Parodysiu jums, kai pradėsime ją kepti. Bus nerealu. Jei ten nukrisčiau, man būtų galas, mažutė. Gerai, ką tik radau čia ant šio uolos šlaito. Šiokią tokią pavėsingą vietelę. Jūs galite matyti, kad ten apačioje yra duburys. Aš čia truputį pailsėsiu. Turiu įsitikinti, kad neužmigsiu ar kažko panašaus, nes jei užmigsiu ir apsiversiu, praktiškai nuriedėsiu tiesiai į šią mirtiną spąstų duobę. Taigi, aš tiesiog pailsėsiu ant šio skardžio čia. Iš tikrųjų, nėra taip jau blogai. Taigi, aš tiesiog pailsėsiu čia šiek tiek, leisdamas laikui praeiti, o tada užkepsime tą žuvį. Laikas dabar eina taip lėtai. Gerai, vyrai, dabar jaučiuosi toks sūrus ir toks dulkėtas, vyručiai.
Aš čia sėdžiu pavėsėje turbūt jau kokias 3-4 valandas. Dabar tikriausiai jau beveik laikas eiti ir pabandyti rasti kokių nors išteklių, kuriuos galėtume panaudoti ugniai įkurti ir išsikepti žuvį, kurią pagavome šiek tiek anksčiau. Jaučiuosi taip nudegęs saulėje ir visas surus. Manau, skirsiu savo valandą, kad dabar nulipčiau nuo šio skardžio. Eisiu susirasti kokių nors išteklių, pasigaminti maisto, prisivalgyti, o tada turėsime grįžti čia nakčiai. Žmogau, tas grįžimas tikrai nebus smagus, bet vis tiek, eikime paieškoti kelių išteklių palei šį skardį. Čia yra šiek tiek medienos ir panašiai. Eikime pažiūrėti, ar galime ką nors rasti, nes kaip matote, čia visiškai nieko nėra. Taigi aš neturiu jokios galimybės užsikurti laužo. Padedame savo žuvį čia pat. Oho, vyrai, pažiūrėkite į tai. Nuostabioji Indonezija, žmogau. Tai tiesiog neįtikėtina. Turime palmių, bičiuliai. Ten viršuje yra kokosų. Ir čia mes kursime savo popietinį laužą. Žodžiais net neįmanoma apsakyti, kaip gera dabar nulipti nuo to skardžio, vyrai. Mes tik atėjome. Duodu savo 1 valandą. Viskas. Tiek laiko turiu gaminti. Spėju visą mūsų maistą. Ir galbūt vėliau rasime kokį nors kokosą ar panašiai, kad galėtume ką nors atsigerti. Gerai, dabar veiksmų planas. Surinksime šiek tiek medžiagų, kurias galėsime panaudoti ugniai įkurti. Ant skardžio tiesiog nieko nebuvo, vyrai. Tai nežinau, kaip tikitės, kad išgyvensiu, kai neturiu jokios galimybės įkurti ugnies. Taigi dabar renkame medžiagas ugniai. 1 valanda, užmesime žuvį kepti, grįšime ten nakčiai. Nežinau, kodėl vis primenu savo. Gerai, surinksiu visą šitą krūvą, visą tai galėsime panaudoti ugniai, užkursime ugnį čia pat. Padėk tai čia. Gerai, dabar turime keletą didelių gabalų. Noriu čia rasti kokią nors prakuro, kuriuo galėtume įkurti šį laužą. Tada galėsime ją užkurti ir uždėti žuvį. Velniškai alkanas esu. Visą dieną nieko nevalgiau. Ir taip, aš taip pat labai ištroškęs. Taigi galbūt rasime kokį nors kokosą ar kažką panašaus. Kaip matote, čia pilna kokoso medžių. Eisiu pažiūrėti, ar galime rasti kokio nors skysčio. Pažiūrėkime čia. Svarbu, kad jie ant manęs neužkristų. Greitai pasižiūrėkime. Ne. Šitas jau atidarytas. Leiskite paimti šitą. O, šitame yra šiek tiek skysčio. Tai nėra šviežias jaunas kokosas, bet jame yra šiek tiek skysčio. Jūs galite matyti, kad jis tiesiog pradeda dygti būtent čia. Bandysiu išgauti skystį iš šito, vaikinai. Nežinau, kiek jis bus šviežias, bet tai bus vienintelis skystis, kurį turėsime. Kitaip teks išgyventi iki rytojaus. Dabar, manau, turime kažkokio skysčio. Tiesiog reikia atidaryti šitą daiktą. Eikime surinkti daugiau prakūro šiam laužui. Ir tada mes tiesiog turėsime maisto ir vandens iki rytojaus. Bet tai atrodo tikrai gerai. Matote, čia tiesiog labai lengva, sausa žolės. Kol gausime sausos medžiagos, viskas bus tobula. Noriu tiesiog perbraukti rankomis per tai. Ir visi gabalėliai, kuriuos paimu, yra negyvi. Taigi visa tai yra negyva. Gerai. Nežinau, kokį ženklą Dievas bando man dabar parodyti, bet čia vėl guli kažkokia liemenėlė. Kodėl aš visada randu moteriškas liemenėlės paplūdimiuose, kai tyrinėju? Čia turime dar šiek tiek maukų. Ten yra šiek tiek baltos medžiagos. Įkuras. Gerai, vyrai, aš čia apačioje renku atsargas ir čia turime tikrą vietinę legendą. Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Gerai, jis neturi vardo. Tai Putu. Na, pirmin. Pirmin. Jo vardas? Komongas. Komangas. Gerai, visi Indonezijoje vadinami arba Putu, arba Komangas. Taigi, jo vardas Komangas, taip spaudžiate kumščius. Štai taip. Gerai, iš tikrųjų, pakviesiu jį suvalgyti žuvies, jeigu jis čia pasiliks, užkursiu šią ugnį ir tada bandysiu jį prisikviesti. Dabar per vertimą nelabai susišnekam. Taigi, užkursiu šią ugnį, vyrai. Užkursime ją ir tada ši vietinė legenda galės paragauti žuvies. Štai apie ką tai yra. Tai apie dalijimąsi. Taip, bet prie to skardžio grįšime šiek tiek vėliau. Užkurkime šią ugnį. Dabar turime visas reikalingas medžiagas. Atėjo tiesos akimirka. Atėjo metas gaminti vakarienę saulėlydyje. Vyrai, turime plieną ir titnago akmenį čia pat. Matote, kaip užkūrėme šitą reikalą? Pradedame gaminti. Pakviesime keletą vietinių prisijungti prie manęs vakarieniai, jei jie norės. Dabar, vyrai, daug nekalbama. Net nežinau, ką jiems pasakyti, bet noriu užkurti šią ugnį. Noriu uždėti žuvį ir tada pažiūrėsime, ar pavyks juos čia prisikviesti. Ir tada po valandos turėsime grįžti prie skardžio, kad ten praleistume naktį. Bus smagu.
Pažiūrėkite į tai. Užkūrėme ugnį. Na, pirmin. Taip, geras darbas, bičiuli. Bičiuli, gerai vyrai. Man sunkiai sekėsi užkurti ugnį su titnagu. Ir Komangas mane pamatė ten viršuje. Jis tiesiog nusileido ir paėmė seną gerą degtuką. Ir sako, drauguži, ką tu čia darai su titnagu? Tai jis tiesiog panaudojo degtuką. Ir pažiūrėkite dabar, užkūrėme ugnį. Tai manau 100% legenda čia. Komangas. Turėsime pasidalinti žuvimi, kad galėtum su manimi jos paragauti. Gerai, iškepėme žuvį. Taigi, mes su šia legenda čia kepsime žuvį. Vaikinai, ši solo, sakyčiau, išgyvenimo misija virto tuo, kad radau vietinį paplūdimyje ir dabar kartu su juo gaminu maistą. Bet taip jau būna su manimi, vaikinai. Čia viskas apie gerų nuotaikų, gerų vibracijų dalyjimąsi Indonezijoje. Taigi, užkuriame laužą, kepame žuvį. Štai, legenda už manęs pučia į ugnį. Jis tiesiog aprūpina ugnį deguonimi. Mūsų žuvis čia pat, vaikinai. Štai čia akivaizdu yra ta uošvijos žuvis, apie kurią šiek tiek anksčiau kalbėjome. Šitą galima tiesiog dėti tiesiai ant ugnies. Per gerklę įkišime pagaliuką ir užmėsime šitą ant ugnies. Taigi, viskas bus gerai. Šitą čia noriu jums parodyti, kaip galime ją išvalyti. Iš esmės, vyrai, jos oda labai kieta. Matote? Ir ką aš darysiu? Tiesiog paimsiu šią odą ir tikiuosi, kad galėsiu ją visą nulupti vienu kartu. Tiesiog lupu šią odą nuo žuvies. Matote čia, vyrai, nuo šios žuvies. Tiesiog ją nulupu. Aš ir Komangas mes kartu pasidalinsime tuo paplūdimyje. Kaip gerai, pažiūrėkite į tai. Viskas tiesiog nusilupa vienu kartu. Gerai, Komangas fone dabar kaip reikiant pakurstė laužą. Aš ką tik nuvaliau šią žuvį. Jūs galite matyti tą žuvį ten. Tai yra vien tik mėsa. O tada šitą daikčiuką galime dėti tiesiai ant ugnies. Taigi, Komangai, taip, mes tuo pasidalinsime. Aš tik paimsiu šitą medžio gabalą. Matote, štai taip. Ir ką aš padarysiu? Aš tiesiog įsmeigsiu jį tiesiai į žemę šalia mūsų laužo. Įsitikinkite, kad tas riebus daiktas lieka ten, kur yra ir nejuda. Ir jis gali sėdėti ten pat šalia laužo ir tiesiog kepti štai taip. Nežinau, kur pradingo Komangas, bet aš jį pašauksiu atgal. Sunku jį čia išlaikyti, vaikinai, nes jis tiesiog vaikšto aplinkui. Jis, aišku, turi darbų ir pareigų. Taigi aš jį pašauksiu atgal, nes jis padėjo man užkurti šį laužą. Esu beveik tikras, kad čia galėtų būti Komango ferma ar kažkas panašaus, nes jis vis tyrinėja šiuos medžius. Nežinau, kur jis eina. Dabar jaučiuosi blogai. Jis tiesioginė prasme ką tik padėjo man su šiuo laužu ir dabar tiesiog dingo. Bandau jam pasakyti bakar, kas čia reiškia barbekiu, bet nemanau, kad jis visiškai supranta, ką bandau pasakyti. Tai... Tikiuosi, jis sugrįš. Bent jau galės paragauti šios žuvies. Nedaug pasaulio vietų, kur tikrai vargsi užkuriant laužą su skiltuvu ir titnagu. Jis ateina su degtukų dėžute, užkuria man ugnį ir tada tiesiog nueina savo keliu. Nežinau, kur jis dabar dingo. Manau, jis ten aukščiau krūmuose. Tiesiog renka kažką. Manau, visos šios vaismedžių ir visa kita čia viršuje. Tikiuosi, galėsime jį pakviesti atgal ir prisijungti prie mūsų, kai gaminsime, nes koks nuostabus žmogus Komangas. Labai ačiū tau, broli, tu tikrai man padėjai. Man buvo sunku užkurti šią ugnį. Atidarykime ją, lupinėju šį kokosą. Pažiūrėsime, ar šioje gražuolėje yra kokio nors skysčio. Norėčiau dabar turėti mačetę, bet neturiu. Taigi, mes praktiškai jau atidarėme ją, noriu viską nuvalyti, tikriausiai galėčiau ją dabar perlaužti, bet noriu nuimti visą šią luobelę, kad galėčiau jums parodyti, kaip atrodo riešutas. Taip, ten tikrai yra skysčio. Gerai, paskutinė dalis. Gerai, mes tai padarėme. Štai turime savo kokosą. Gerai. Matote, jis jau pradėjo dygti. Taigi, aš jį praskelsiu ir pažiūrėsiu, ar turime šiek tiek skysčio, bičiuli. Tai gali viską pakeisti. Štai taip. O, Dieve. Ten nebuvo daug, bet tai buvo taip skanu. Ir pažiūrėkite į žmogau. Matai šį kokosą čia? Jo viduje yra toks rutulys. Taip yra todėl, kad jis pradėjo dygti. Tai kaip didelis putų rutulys. Ir visą tai iš tikrųjų galima valgyti. Tai iš tikrųjų yra dalis kokoso ataugimo. Ir manau, jisai pradeda plisti. Pažiūrėkit tai. Jis toks geras. Tai tokia pati tekstūra kaip smulkinto ledo deserto. Rimtai sakau. Bet tai tiesiog kaip
Neįtikėtina. O dieve žmogau, tas kokosas mane atgaivino. Dabar jaučiuosi daug geriau. Bet pažiūrėk į tai. Ta ugnis kaip reikiant dega ir pažiūrėk į šią gražią žuvį. Ar juokauji žmogau? Pažiūrėk į tai. Tiesiog truputį juos pasuku. Jie ten ir toliau keps. Bet turiu vieną triuką, kurį noriu panaudoti, kad ta žuvis būtų dar skanesnė. Parodysiu jums. Bet turime šiek tiek nusileisti čia. Tai yra kokosas, kurį beveik atidarėme. Ką noriu padaryti, tai paimti šiek tiek koralą čia ir ką darysiu, tiesiog nubrauksiu šį kokosą. Štai taip. Ir ką aš darau, tiesiog sumalu visą šį, sakyčiau, sultį, minkštimą ir viską, kas yra šiame kokose. Matote? Ir mes iš tikrųjų galime visą tai panaudoti. Pamirkyti žuvį tame ir sukurti, sakyčiau, nuostabų kokosų skonį. Ta pastą užtepsime ant žuvies išorės. Ir tai bus tikrai nuostabu. Tai suteiks žuviai saldumo. Pažiūrėk į tą žuvį. Ji tokia sultinga žmogau. Matai pats. Pažiūrėk į tai. Leisiu jai šiek tiek atvėsti. Padėsiu ją čia. Nuimsiu ir kitą. Oho! Jei jūs galėtumėte dabar užuosti šį kvapą, jis neįtikėtinas. Tiesiog nuplėšiu šiek tiek mėsos tiesiai nuo jo kūno. Paragaukime, pažiūrėkime, kaip tai bus. Niekada anksčiau nesuvalgęs tokios žuvies. Mėsa atrodo labai graži ir balta. Gerai, paragaukime jos vienos, o tada pabandysime su kokosu. Šviger žuvė. Tai skanu žmogau. Oho. Aš tikrai vėl sumedžiočiau tokią žuvį. 100%. Mėsa labai tvirta. Tai iš tikrųjų neįtikėtina. Kas būtų pagalvojęs? Trigger žuvė. Gerai, paragaukime šiek tiek mėsos, pabandykime su kokosu. Su tuo kokosu tai taip skanu. Tai kaip kokosinis karis, tik trūksta dar kokio 1000 ingredientų. Dabar bandysime žuvį, vadinamą mother-in-law fish. Pažiūrėsime, kaip jis skonis. Čia ją atidarėme, paragaukime. Mother-in-law fish. Oho! Manau, uošvė būtų tikrai patenkinta tuo, vyrai. Ir aš nesakau to šiaip sau. Tekstūra visiškai kitokia nei gaidžio žuvies. Tai tiesiog tradicinė žuvis, kuri lengvai byra. Su tuo viskas gerai. Gaidžio žuvyje yra daug daugiau mėsos. Mums pasisekė, kad pagavome šitą. Nes jei būtume gavę tik tą vieną žuvį, maisto būtų neužtekę. Ta žuvis yra nereali, bet negalime pamiršti ir sraigių, kurias surinkome vyrai. Dabar bandysiu atidaryti šitą daikčiuką. Jei pavyks. Jis laužo koralą. Štai taip. Gerai, nurykime jį. Pabandykime. Šiek tiek kriauklės tame. Tie sraigės tiesiog neskanios. Šį kartą liksiu prie žuvies, vaikinai. Tos sraigės tikrai ne man. Gerai, atėjo tas momentas. Turime viską susipakuoti ir nunešti atgal prie uolos, kurioje turėsime praleisti naktį. Mums pavyko užkurti laužą, išsivirti maisto ir gauti šiek tiek skysčių, kad galėtume išsilaikyti. Bet turime grįžti prie uolos ir ten praleisti naktį. Toks yra iššūkis. Gerai, eikime iš čia, užgesinkime šį laužą. Einam. Iš tikrųjų esu sugniuždytas, vaikinai. Bandžiau surasti komangą, kad kartu su juo suvalgyčiau tą žuvį, bet jis tiesiog dingo. Manau, jis turėjo daug reikalų, ūkio darbai ir visa kita. Taigi, kai žuvis buvo iškepta, jo jau niekur nebuvo. Bet kokiu atveju, komangai, jei kažkaip pamatysi šį vaizdo įrašą, tu esi tikra legenda. Ir taip, labai ačiū, kad padėjai man užkurti tą laužą. Myliu Indoneziją, myliu jūs žmonės. Pažiūrėkite dabar, vaikinai, saulė ką tik nusileido už horizonto. Čia tikrai nuostabu, šią naktį būsime tik mes. Pažiūrėkite į šikšnosparnius, vyrai. Jūs galite matyti visus šiuos šikšnosparnius čia. Visi tie šikšnosparniai vėliau išskris, kai mes miegosime. Aš tikriausiai apie tai pamiršau. Tikiuosi, kad neužsikrėsiu pasiutligę. Pažiūrėk į juos visus. Jie visi išeina. Pažiūrėk į juos. Jie tiesiog plūsta iš šios salos. Jų čia milijonai. Pažiūrėk į dangų dabar. Tai visi šikšnosparniai. Oho, žmogau. Jie pradeda nerti tiesiai į mane. Tiesioginė prasme, neria į mane. Jie dabar priartėja labai arti. Gerai. Aš tiesiog pritūpsiu, nes net nežinau, ar čia Indonezijoje jie turi pasiutligės skiepų. Jei man trenktų vienas iš šitų padarų, man būtų beveik galas. Gerai, vyrai, štai čia ir nakvosime. Dabar esame ant šios uolos. Ten turime šikšnosparnių olą. Bet pažiūrėkit į spalvas dabar. Tai tiesiog nuostabu, žmogau. Yra kažkas ypatinga tiesiog būti čia gamtoje ir miegoti čia, vidury niekur. Kartais tai šiek tiek gąsdina, bet aš jau pripratau ir man tai tiesiog patinka.
Jūs esate vieninteliai, kas mane iš tikrųjų motyvuoja. Čia Indonezijoje tai skamba gal ir blogai, bet aš neturiu draugų. Nėra ne vieno šalia, kuris kalbėtų angliškai. Taigi, aš vis tiek čia esu tarsi vienas. Todėl jūsų palaikymas man labai svarbus visą laiką. Taip, tai ir yra tai, kas mane motyvuoja. Dabar apsivilsiu marškinėlius, pasiruošiu nakčiai, surasiu kokį nors akmenį, prie kurio galėtume atsiremti ir kuris nesubraižys mūsų nugaros. Ir taip, čia mes ir praleisime naktį. Kažkur ant šio skardžio. Dabar užsivelku marškinėlius, vyrai. Ruošiuosi artėjančiai nakčiai. Bent jau tai apsaugos mano nugarą nuo visų šių aštrių akmenų, vėliau nuo uodų ir taip pat sušildys per visą naktą, taigi tai tikrai labai pravers. Gerai, nemanau, kad kada nors esu miegojęs sėdėdamas, bet manau, kad ši naktis bus pirmoji tokia. O dieve vaikinai, nežinau ar dabar mane girdit. Spėju, kad dabar turbūt yra kokia 12 ar 1 valanda nakties. Čia visiškai negaliu užmigti. Tai tiesiog juokinga. Šį akmenį žudo mano nugarą ir aš tiesiog negaliu rasti patogios padėties. Bet tikriausiai liko tik kelios valandos iki ryto. Greitai pasimatysime, vaikinai. O dieve, žmogau. Labas rytas jums, vaikinai. O, pažiūrėkit į tai. Matome, kad saulė kyla virš horizonto. Iš tikrųjų, šiandien gana niūru, žmogau. Pasakysiu jums kai ką. Mano nugarą dabar taip skauda, bet mums pavyko tai padaryti. Mes išgyvename be maisto, be vandens ir be pastogės. Čia, ant šios stačios uolos. Ir aš nešu iš čia kudašių, vaikinai. Jei jums patiko šis video, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Tai tikrai daug reiškia. Ir tai padės man susitaupyti pinigų nugaros operacijai po šio nuotykio. Pasimatysime kitame laukiniame nuotykyje, draugai. Daug meilės. Šihu. Ihu.